Formuojam paslėptą apšvietimą ir užuolaidom nišas. Tai galo nesimato. Kitoj pusėje irgi visai nemažai. Dėjus tik to, kas skrolina. Susukom gipskartinį, kaip dizainerė norėjo pagal matmenis. Tai tiek šitoj pusėje, tiek ir šitoj pusėje. Karkasą, kai visą laiką darom dvigubą. Tai pagrindiniai profiliai kas 40 žingsnis, nešantis kas 80. Turi būti labai stabili konstrukcija, nes daug detalių dėsis į lubas, tai pjaustysis, ardysis dar čia. Tai bus įdomu pažiūrėti. Aišku, visos detalės yra ir profiliai knaufas. Greitai čia mums pavyko padaryti tą karkasą su visom nišom. Net keista, nes aukščiai labai dideli, tai mes čia kaip bežionės su tais stelažais. Galit pažiūrėti, tik nekartokite.